Sveiki, sveiki. Esam pribarstyti paukį akmens. Tokia yra gera vieta. Aišku, čia yra ir tualetą atsilikti reikalam. Yra aikštelė didelė mašinom. Aišku, yra ir kamerų dėl saugom jūs pačių. Taigi pasižiūrėkim, kas tas parakmui patinks. Nu, va, kaip aš sakiau, viskas yra išplėtuot, padaryt, aplankyti ir kažkoks tai labirintas. Ir tas akmonta. Bet va, čiukšt. Ta man ronkai didesnė iš to akmenį. Nu, bet priekiam alteu dėl aspektų. Va, dar joj, kas kreta einant, va, taks. Kas mėgsta to akmenis. Čia jums būtų idėjai pasidaryti, numeit taką. Kas dar gerai čia? Galėsite įsikoti laužą, įsikėp dešrėlę šašlikų, jeigu to šašlikėn savo. Ir dar kas gera yra, tiesiog kur pavalgyti. Va, čia viskas iš arčiau. Puiku švarus stalas, saulelė, stogėlis virš galvos, tad kad kartas lyds pasitoj kelionė, tas nepabaidys, ramia pabūčia. Va, tai tas pats sakmo, į tą mon rankelį jau netokį didelį paleikt. Uns yra nemažas šiaip iš tikrųjų, ir uns skaitoms Lietuvo pats didžiausias akmuo. Čia galite pasiskaityti, kiek uns yra, kaip uns čia atsirodysi. Yra galimybė ir užlepti ant ten, bet kaip matau, šiandien nelepsiam į slydus, ir tai laipta dar tokiai pavojingi. Šiaip uns buvo iškastas, tas akmuo į žemės. Traukdė arti, pradėjo kosti ir atrodo tų gyvybę. Taigi, nepasikuklinkit, užsokit, aplankykit, didžiausio akmenį ir tikrai grįšit su gražias įspūdės. Nu, į pabaigą ką pasimat, nepamirškit dalintis, jeigu kas norit pasiekt kanalą, mielą prašom.